Taip, turim pirmą biologijos egzamino klausimą, lygina augalo lapo ląstelę ir žmogaus burnos gleivinės ląstelę sandarą. Tai kitaip sakant, lygina augalo ląstelę ir gyvūninę ląstelę. Dabar tai yra labai populiarus egzamino klausimas, dėl to reikėtų žinoti visus panašumus ir skirtumus. Tai čia šiuo atveju variantai bus tik tais apie branduolį, chloroplastą, centrinę vakuolę ir plazminę membraną, o mes pasižiūrėkim bendrai, kuo skiriasi ir kokios turi panašumus. Tai pirmiausia, svarbiausia žinot, kad šitos abi ląstelės yra eukariotinės. Eukariotinės ląstelės pažymi tuo, kad jos visos turi branduolius. Tai tiek augalas, tiek gyvūnas abi turės branduolius. Dabar eikim prie skirtumų, nes jų yra mažiau, tai bus paprasčiau atskirti. Augalas išskirtinai turės chloroplastą, tai tų chloroplastų būna ne vienas šitoje ląstelės sandaroje. Aišku, tie chloroplastai, jų pagrindinė funkcija vykdyti fotosintezę, o fotosintezės metu yra pagaminami angliavandeniai. Ir aišku, dar yra tas išskirtinumas lengva atpažinti dėl to, kad chloroplastai turi savyje tokio pigmento, tokio dažo chlorofilo, kuris žaliai nudažo realiai ir tą ląstelę, dėl to augalinės ląstelės mėgiamos yra dažyti žaliai, nes jos turi tą išskirtinumą. Ir dėl to yra lengva atpažinti. Tai šiuo atveju gyvūnas dėl to niekada nebus paišomas bendrai žalia spalva, nesirenkama bus žaliai dažyti, nes gyvūnai chloroplastų neturi. Kitaip sakant, mes patys angliavandenių nesintetinam, taip kaip tai daro augalai. Augalai dar išskirtinumą turi, kad turi tokią labai tvirtą sienelę, dėl to jinai čia paišoma būna su tokiais kampais, nes ta sienelė sudaryta iš celiuliozės. Ir pagrindinė funkcija sienelės yra apsauginė, o šiuo atveju gyvūnas, kadangi jis turi rankas kojas dažnu atveju arba turi judėjimo aparatą, tai dėl to jam tos sienelės papildomai nereikia. Gyvūnas turės tik tais plazminę membraną išoriškai dengiančią, kad suteiktų kažkokią formą ir nepabėgtų viduje esantis skystis. Tai čia vėlgi bus dar vienas papildomas skirtumas tarp augalo ir gyvūno. Ir kitas dar skirtumas, kurį turi augalas, tai augalas turi centrinę vakuolę, papildomą tokią organėlę, kurios viduje gali papildomai kaupti ir maisto medžiagas ir vandenį. Kadangi augalas nuolat siurbia tą vandenį, tai jam tai yra pravartu turėti, o gyvūnas šiuo atveju centrinės vakuolės tikrai neturės. Bet gyvūnas yra nepiešęs, jis tai turi tokią centriolę, papildomą organėlę, kurios augalas neturi, šiuo atveju niekur nerasit. Tai centriolė yra skirta ląstelės pasidalymui, susijęs su chromosomų pasidalymu, bet apie tai kitose užduotyse. Tai šiuo atveju pasižiūrim, grįžtam į tą užduotį. Čia sako, augalo lapo ląstelė neturi branduolio, o gyvūno turės. Tai netiesa, abu realiai turi tą branduolį, nes abu yra eukariotai, tai netinka mums šitas variantas. Tada lygina, aišku, chloroplastus, tai augalas tikrai turi tų chloroplastų, o gyvūnas neturės. Tai va čia ir bus tas teisingas variantas. Trečiasis dar variantas sako, augalas neturi centrinės vakuolės, tai jis tuo ir išsiskiria, kad jis turi tą centrinę vakuolę, o šiuo atveju žmogaus gyvūninė ląstelė tai tikrai neturės tos centrinės vakuolės. Ir apie plazminę membraną kalbant, sako, čia vienas turi, kitas ne, tai tikrai abu turės, nes iš tikrųjų visos ląstelės, net ir prokariotinės, pavyzdžiui, bakterijos, turi turėti tą plazminę membraną, nes, kaip ir sakiau, turi būti uždaryta į kažkokią formą, nes kitaip tas, sakykime, viduje esantis skystis tiesiog išbėgtų. Tai tvirtai žymim antrą variantą kaip teisingą, nes mūsų prašo teisingo ir keliaujam prie kitos užduoties.